vaizdelis, sakykime, jo menas vadinamas didžiojo operatoriaus, atsidūrė interneto platybėse. Gal Mindaugas būtų visą tai karčiai nurijęs, tačiau niekadėjas pastaruoju metu pradėjo jį tiesiog persekioti. Vis ateina į tą pačią Klaipėdos senamiestį esančią kavinę, kurioje lankosi ir Minedas. O prisivaišinęs kavinėje vėl tyčiosis kaip anksčiau. Ateina į kavinę kaip koks nuskurėlis, vartoja sėkmingai alkoholį, išeina vos vildamas kojas ir kažką bando mėkenti savo nesuprasmingą kalbą. Taip, jis yra apšritas buratinas ir jisai yra nulis. Ir aš manau, tie tokius žmonės parodyti, kas yra, sakykime, viršūnėje aš, ar tas žmogus, kuris taip darė. Mindaugas pastebime labai įsiutęs, jame verda neapsakomas kerštas. 2 metus kentęs patyčias šiandien išdrįsta papasakoti savo nuoskaudas ir nusprendžia visą tai užbaigti. Kodėl? Trumpai. Kodėl taip nusprendė iš tikrųjų? Todėl, kad aš noriu galų gale prie altoriaus kažką vesti. Galų gale aš noriu mylėti, aš noriu šeimos, aš noriu tų vertybių, kurių nori kiekvienas žmogus. Ir tiesiog, aš noriu būti laimingas, aš atidavau duoklę Lietuvai. Su Mindaugu sutarėme, kad jis kuo dažniau užeis į jo mėgstamą kavinukę. Mes stebėsime, kas jį seka ir kas kalbina. Slaptas kameras paslėpėme kavinėje. Kelias dienas nieko įtartino nėra. Viskas ramu. Kovo 5 dieną Mindaugas kaip įprastai eina į kavinę. Sako, jaučia, kad būtent šiandien į kavinę ateis jo didžiausias priešas. Labai nustembame, kai po gerų 15 minučių į kavinę įsliūkina jaunuolis, treninginėmis kelnėmis su sportinė kepurėle. Mindaugas pasukęs galvą duoda ženklą, kad čia jis. Vaikinas užsisako alaus ir pastebime, kaip vis dirsteli į Minedą. Įtariame, kad jis tuoj kalbins Mindaugą. Ilgai laukti nereikėjo, stebėkite. Jis pasisuka į Mindaugą, kuris pasiryžęs kantriai su juo bendrauti. Toks planas. Ko tu alaus negeria? Kavą sau geria. Paimk alaus, atsigersim kartu. Ja. Eik į šoną, negaliu žiūrėti. Oi. Įsitikiname, kad vaikinas labai piktybiškai elgėsi ir sąmoningai lenda į akis Mindaugui. Pastarasis kiek įmanoma tvardosi, bet vis tiek jam atsikirtinėja. Pasiurbčia dar alaus, įsitraukia mobilųjį telefoną. Matote, vėl atsisuka į Mindaugą. O, gali padainuot lemta. Aš žinau tavo dainą. Viso gero, aš tavęs nenoriu matyti akise. Kodėl? Galima prisėsti prie tavęs, nors atsigerti alaus. Tu tokia žvaigždė Lietuvos negalima. Tiems buratinams kaip tu, prie manęs vietos nėra. A tu kas? Ačiū, viso geriausia. Tu Klaipėdos gėda, supranti tu? Klausyk, viso gero. Viskas, Žąsinas. Klaipėda gadinė, įvaizdį Klaipėdos gadinė. Va tu kas. Tai aš prisėdžiu, pakalbėsim, Eik į šoną, negaliu žiūrėti, dar kartą kartoju. Internetą įmesiu ir žinosi. Vieną kartą įmečiau. Visi ten, ant tavęs varė. Ne visi tokie durniai kaip tu. Durnas tu. Dar pradėjai dainuoti išvys, tokias dainas, lemta, kažkokia ten. Padainuok tą dainą, lemta. Aš pafilmuosiu. Net laikęs eilinių patyčių Mindaugas išeina. Tačiau mums to pakanka, kad suprastume, kaip turi jaustis nuolatos įžeidinėjamas žmogus. Žodžiai kartais būna didesnė bausmė negu kažkokie kumščiai ar kokios muštynės ir tai labiau veikia žmogų. O jeigu jisai kažko nesupras, tai tiesiog bus kreiptas į tam tinkamas instancijas ir tiek. Metai interviu, kaip vyksta kiaulinė, bet jūs tavęs Adelį gal sakyk geriau, kas duhas vairas. Kiekvienam žmogui arba atlikėjui tai yra nemalonu. Ir anksčiau vėliau išaušta rytojus ir ateina laikas suvesti sąskaitas. Išėjęs iš kavinės Minedas nueina susikrimtęs.
Jo nesivėjame. Po kelių minučių kavinę palieka ir didvyrių save laikantis vaikinukas. Jo nesekame. Užtenka, ką jau turime. Ir už tai jis turės atsakyti. Su Mindaugu susisiekėme. Sutarėme pasikalbėti toje pačioje kavinėje, aptarti kitus tyrimo planus. Po 2 dienų laukiame Mindaugo. Tačiau stebime ir aplinką. Štai, Mindaugas sutartų laiku ateina į tą pačią kavinę. Tačiau stebėkite, kaip koks vijurkas išdygsta ir jo didysis gerbėjas. Jis jį akivaizdžiai seka, tykoja, kada ateis į kavinukę, kurioje galės vėl pasišaipyti ir jaučia didelį pasitenkinimą. Visa tai nelabai sveikai atrodo. Situaciją greitai reikia koreguoti. Agentas Mindaugui pasako, jog aptarti, ką toliau daryti, nėra prasmės, nes persekiotojas vėl čia pat. Todėl sutarėme. Kaip tik vaikinas prieis prie jo, Mindaugas jį išves iš kavinės ir tada jau prieis sekliai. Kavinėje nekelsime triukšmo. Mindaugas visas įsitempia. Tiek metų laukta keršto valanda atėjo. Bijome pasiekmių, tačiau bandysime įsiutusi Mindaugą sulaikyti. Vakar tu pasislėpei, Sveikas, Utelė. Utelė, kas čia pas mūsų Utelė? Žinok, tavęs laukiau. Manęs laukia. Tai prisės, kažkada siūliai... Aš tau siūliau alaus, o tu negeri, dabar tu jau siūlai alaus, ne? Tu tiesiog siūlau prisėsti kartu. Pakalbėti nori? Taip, skruzdėlė. Apie ką nori pakalbėti? Apie tave skruzdėlė. Ką skruzdėlė? Tu skruzdėlė? Pažiūrėk į save, bliamba. Man atrodo, atėjo laikas... Ką tu akį savo putį į mane, ką atėjo? Laikas suvesti sąskaitas, ne? Ką tu nori? Mindaugas be jokių didelių ceremonijų ištempė vaikiną į gatvę. Traukė jį į uždaresnį skersgatvį. Spėjome pribėgti ir atplėšti jį iš Minedo gniaužtų. Jo, tu negalima čia taip. Klausyk, Vyrutė, tu žinai, aš ką užkliuvai? Aš pradėjau pats pirmas pult ant mane. Ką jis pradėjo pulti, jeigu mes sakau, palauk, Ant manęs žąsinas, aš prisėdau, norėjau prisėsti prie jo pasišnekėti, jis sako, žąsinas ant manęs pradėjo varyti, aš kominėtas išvytant. Pulius. Bet tai palauk, kodėl tu jį žaidinėjai? Mes, pavyzdžiui, sakėm, Man jisai nepatinka, nu. Tai kam žaidinėti reikia? Nu šiaip, kad jisai išvis gaidys. O tu galvoji, kad tas laukimas buvo beviltiškas? Man tu nepatinki žmonėms, ką Kad tu tas tavo nori. alaus gėrimas buvo nenufilmuotas? Visur buvo slaptos kameros. Mes tave sekėm. Taip. Einam nuo vitrinų, nes šitoj viskas duš gali. Klausyk, stovėk čia. Stovėk čia. Ką tu nori? Ką tu nori? Nebesižiūrėk iš manęs. Aš mėgstu tai. Klausyk, mes tave žinok irgi į policiją galim duoti už tai, kad tu... Ramiai, ramiai. Nusiramink, ramiai. Klausyk, kaip tave vadinti? Kieša. Kieša, kas? Daug mamau, Kieša, kodėl tau... daug mamau uždirba tavo, tu Normal, man uždėkės užtenka. moralinės žalos Moralinės. atlyginimą, kiek tu sumokėsi. Palauk, Mindaugai, aš Skruzdėlė noriu tu. išsiaiškinti, Kieša, klausyk, Kieša, tu nežinau, tai keistas čia tavo vardas. Mes tave stebėjom ir sekėm, nes Mindaugas prašė, kadangi iš tikrųjų tu internete įdėjai jo nuotrauką kažkada prieš kiek metų atsuliuko. Kodėl tu taip padarė? Ką jisai iš čia šutuoja, pati pavietas vaidina, Klaipėdos aš aukščiausias, visus daužam, mušam. Jisai muša? Jo, su savo hebra, pas mumis buvo prisikabinę. O tai tu dėl to čia dėl to tu kerštauji, taip ir nori to aš kažkaip. Palauk, Mindaugai, palauk. Mes nuvešim į policiją, Mindaugai, nuvešim į policiją. Tai pirmas pradėjo. Vaikinas prisistatęs Kieša mus apstulbina, nejaučiantis jokios gėdos. Siaubingai įžūlus. Jis tiesiai šviesiai, net prie kamerų, sugeba įžeidinėti Mindaugą. Žinoma, Mindaugo veiksmai ir spyris į skaudžiausią vyrui vietą Kieša irgi įsiutina. Paėmė už parankių vaikiną vedami į automobilį ir vešime į policiją. Mes dabar važiuosim į komisariatą. Ką aš padariau? Jis pirmas pradėjo, nu. Pasiaiškinsim policijos pareigūnai, gerai, pasiaiškinsim tenai, kas bus ir viskas tvarkoja, gerai? Čia čia pareigūną, aš parašysiu pareiškimą, kad jis mane muš. Gerai, tu turi tam teisę, galėsi parašyti, ką nori, toliau tyrimas pagal pareigūnus. Nes mes turim filmuotą medžiagą ir mes matysim, ką tu darai, kaip tu išeidinėjai, kaip tu įfilmavai. Tavo chuliganizmas bus iš tikrųjų užfiksuotas, kaip jau ir yra. Atsiprašau, gal nereikia tos Be policijos neapteis ir aš manau, kad kiekvienam žmogui, kuris nesupranta savo veiksmų, reikia už tai sakyti. Viskas. Ate. Važiuojam.
Kur važiuoju, nu ką, nu atsiprašau. Ramiai. Bet jis mano kiaušį daužė. Tu gailėsi? Negailiuosi, aš noriu įsumušti, aš vis tiek įsumušiu, pamatysiu. Negalima tai. Galima. Taigi tau bauda. Nebauda, nieks nesužinos, kaip karstas sakė. Nereikia į policiją, dabar tu Gulėt. Ką aš darau, aš nieko nedarau. Minėt, atsiprašau, nu. Nenoriu tavęs girdėti. Viskas, kas bus, ką tu pasakysi, bus panaudota prieš tave teisme. Mindaugui pačiam paliekame šią malonę procedūrą. Jis jos laukė 2 metus. Mes užfiksuojame šį faktą, kada Minedas pats nuveš Kiešą į policiją. Vaikinas, kiek pats sakė Mindaugas, jo atsiprašė. Ir jam paskirta bauda. Ar tai tenkina Mindaugą, nežinome. Pats Minedas, baigdamas savo muzikinę karjerą, patikino, jog tokių skriaudikų yra ir daugiau, su kuriais irgi bus suvestos visos sąskaitos. Tačiau šis vaikinas buvo įžūliausias ir labiausiai kartinęs jam gyvenimą. Kartais